Užvedė labiausiai tai tikriausiai baigimas bronzos, kai tu pagaliau baigi veiklas, kurios pakankamai sunkiai užsipildo programoje. Padaryti jas gal ir padarai, bet tas užpildymas programoje tikrai būna pakankamai sunkus. Bent jau man asmeniškai tiesiog tas pritingėjimo jausmas. Ir kai pagaliau tai padarai ir tu gauni tą bronzą, tada ir toksai, tada ir sidabrą privalai. Pabaigus bronzą, kaip ir buvo labai daug sunkumų. Šiaip man bronza pasisekė labai blogai. Aš ėjau bandomąjį žygį ir mes labai daug pasiklydom. Tada mes ėjom kvalifikacinį žygį ir mes jo neišlaikėm, nes mes irgi labai pasiklydom. Taip, reikėjo traukti telefoną, tiesiog nieko nebuvo pavykę, niekaip nebūtume išėję. Ir kai praeini jau trečią žygį, tik ant bronzos, ir tada atrodo kažkaip būtų beviltiška neiti. Jau ir sidabrą, kai tiek daug patyrei, tai einam toliau, vis tiek praėjau tą bronzą, tai ir sidabrą reikia. Dėl aukso planuoju tikrai eiti, tikrai manau, jei jau praėjau bronzą ir sidabrą, tai kažkaip atrodytų kvaila neiti auksą ir taip tikrai nauja patirtis. Vis tiek per kvalifikacinį žygį dažniausiai į kitą šalį važiuojam po kalnus. Tai to labai laukčiau, vis tiek nauja šalis, kitokie vaizdai, kitokie įspūdžiai, nauji iššūkiai, visai norėtųsi to naujo pojūčio. Aš sakyčiau, tai yra puikus būdas atrasti savo naujus pomėgius, nes privalai įsitraukti į tam tikras veiklas, kurių gal gyvenime net nesibandęs. Tos visokiausios veiklos tikrai padeda gyvenime, tiek asmeniniam, tiek šiaip su darbais ir taip toliau. Įgyji daug asmeninės patirties, išbandai save. Man pagrindinis buvo dalykas tikriausiai fizinė ištvermė ir tiek pat ir psichologinė, nes kai yra fiziškai sunku, tai ir psichologiškai sunku dažniausiai, nes tau skauda, tu turi eiti, bet tu turi psichologiškai nusistatyti, kad tu privalai eiti. Tai toks labai išlavinimas to buvo, tikrai. Man DOFE programa yra pirma savęs išbandymas, nauji pomėgiai ir pokyčiai, tiesiog naujos pažintys,